Tai kaip vadinasi kitų metų biudžetas? 2026 metų biudžetas. Atsiprašau. Taip. Na, jisai 2026 metų biudžetas, bet turbūt nepasitenkinsi tokiu atsakymu. Na, tai akivaizdu, kad pagrindinis akcentas biudžete yra gynyba ir saugumas. Tai manau, kad tai galėtų būti gynybos ir saugumo biudžetas, karinio saugumo, socialinio saugumo, galbūt ir ekonominio saugumo. Jeigu galiu klausti konkrečiau dabar apie kelius. 815 milijonų keliams kitąmet, šiemet, kiek suskaičiavom su visais šaltiniais, 805 berods milijonai. Jūsų skaidrėse buvo prieš porą savaičių viešintuose. Čia įskaitant gynybos fondą dalį lėšų kariniam mobilumui ir įskaitant Vilnius Utena kelią. Iš tikrųjų taip yra, 10 milijonų. Mes turbūt kai kurių lėšų turbūt dabartiniai skaidriai pateiktojai galbūt neįtraukiam ten karinio mobilumo ir ES lėšų, tai mes žiūrėjome tik tai tą tokį finansavimą, kai pateikėm skaidrėse, tai yra tas toksai, na, pavadinkim, įprastas normalus finansavimas, tai jisai išauga nuo maždaug 750 iki 815, jeigu neklystu. Kaip su dyzelino akcizu? Taip, dyzelino akcizas iš tiesų susideda iš dviejų dedamųjų, tai yra pastovioji dedamoji, tai ta akcizo dalis, kuri bus padidinta taip, kaip planuota, ir kita dalis yra CO2 dedamoji, kintamoji dalis, tai kintamoji dalis bus užšaldyta 2025 metų lygyje ir tai reiškia, kad dyzelinio litro kuras nuo kitų metų brangs ne 10 centų, kaip turėjo, o tik tai 4 arba 3 centais. Valdžios sektoriaus deficitas prognozuojamas 2,7 procentų, ar tai reiškia, kad 0,3 procentai palikti galimam Seimo nario apetitui? Ne, Seimo nariam apetitui nepalikta nieko. Galite gal paaiškinti? Na, tiesiog yra išlaidų ribojimo taisyklė ir mes jos turime laikytis. Tai net jūs kalbate apie Maastrichto kriterijų, bet nuo šiol pagrindinis yra išlaidų augimas. Kiek prisidės tas minimalus mėnesio atlyginimas, nes socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvardina 59 eurus, kad į rankas kils, o finansų ministerija 69 ir 58 euro. Tai koks tikslus skaičius? 11,1%, greit nesuskaičiuosiu, bet gali būti, kad skirtingai traktuojamas neapmokestinamo pajamų dydžio įtraukimas arba neįtraukimas. Tai, na, tiesiog turbūt reikėtų pasižiūrėti abu tuos skaičius ir pažiūrėti, kaip jie sukonstruoti yra. Tai, bet maždaug tiek, kiek abi ministerijos sako. Kaip su gynybos biudžetu, nes anksčiau buvo minėtas skaičius 4,8, dabar jis yra virš 5, iš kur tas ankstesnis skaičius ir kas pasikeitė ir kodėl? Niekada toks skaičius nebuvo minėtas ir aš jo tikrai nežinau tokio skaičiaus. Nuo pat pradžios šitos vyriausybės ir anos vyriausybės, Palucko vyriausybės visada buvo įsipareigojimas skirti ne mažiau 5 procentų gynybai. Atlyginimo augimas realiai reiškia, kad beveik visų institucijų biudžetai auga, tačiau nepaisant to, nuo nulinio taško, kai pradėjo dėrybas, institucijų buvo prašyta susimažinti biudžetus. Kiek vidutiniškai pavyko susimažinti biudžetus tom kitom einamosiom išlaidom ir kokios tai daugiausiai išlaidos? Taip, čia buvusio finansų ministro Rimanto Šadžiaus iniciatyva buvo iškelta užduotis sumažinti valdymo išlaidas 5 procentais, tai ta užduotis įgyvendinta, jinai tarp ministerijų skiriasi, kai kuriom ministerijom tai buvo keletas milijonų, kitom 14 milijonų, vienintelė išimtis buvo padaryta krašto apsaugos ministerijai ir bendri sutaupimai yra 135 milijonai. Kokius pats kaip finansų ministras matote iššūkius gynybos ministerijai suvaldyti tokio dydžio pinigus, tokio dydžio biudžeto augimą? Taip, iš tiesų iššūkis, kai pinigų kiekis taip sparčiai auga, iš tiesų yra milžiniškas iššūkis su viešaisiais pirkimais, su poreikių identifikavimu, su prioritetų atrinkimu, tai yra milžiniškas iššūkis, su kuriuo susidurs krašto apsaugos ministerija ir tikiuosi, kad visos institucijos padės suvaldyti šitą išties didelę iššūkį. Skolos aptarnavimo išlaidos augo 20 milijonų eurų, skolos santykis su BVP iki 45, jeigu neklystu. Ką tai reiškia ateities kartom? Ateities kartom reiškia tai, kad jeigu mes prasmingai panaudosim lėšas gynybai, tai jie galės gyventi laisvoj Lietuvoje. Ačiū. Ačiū.